bendra.lt. Kam žmonės eina į koncertus? Tikrai ne tam, kad juos išprievartautų arba nunuodytų narkotikais ir panašiai. Su draugiam, kursiokiam nusprendėm atšvęsti testų pabaigą ir išeiti tiesiog į miestą pasišokti, pasilinksminti. Išėjom, lyg ir viskas buvo gerai. Ir aš daviau draugiai palaikyti kokteilį, nes pati norėjau į tualetą. Grįžau, draugė kokteilį padėjus buvo ant staliuko, bet kadangi visos ten kažkiek išgėrusios, nelabai atkreipiam dėmesį. Ir aš ten buvau išgėrusi tik vieną gurkšnį gal ir tada išgėriau grįžusi antrą. Ir aš jaučiu, kad man darosi bloga, mane pykina. Bėgdama į tualetą, ten reikėjo tam klube nusileisti laiptais, pradėjo atjunginėti kojas, labai daug vėmiau. Man buvo parašęs pažįstamas senas, kad gal noriu susitikti ir panašiai, bet pasakiau, kad ne, nes aš išeinu su draugėm į miestą pasilinksminti. Paprašiau, kad jam parašytų iš mano telefono ir jisai atvažiavo. Draugės mane išnešė iš klubo, jisai mane pasiėmė. Pajaučiau, kaip atsidaro galinės durelės mašinos, kažkas šalia manęs atsisėdo. Mane iki pusės nurengė, nes buvau su suknele ir tiesiog pamenu visą veiksmą aktą, kad prasidėjo. Ir viskas, toliau aš atsijungiau ir mano sąmonė ir atmintis visiškai ištrinta ir nieko nebepamenu. Pradėjau vartoti vaistus, nes sakiau, kad nusižudysiu, iššoksiu iš būtent 3. aukšto balkono, nes jame gyvenau. Kam dabar man gyventi, jeigu aš esu tiesiog daiktas, kurį kas nori tas pasiima, esu tiesiog mėsos gabalas, kuriuo kas nori tas naudojasi ir apsiginti man šansų 0, nes nueis į klubą, tau duos narkotikų ir apsvaigins tave, vaikinai ir šiaip stipresni fiziškai ir tiesiog naudojasi ir tiek. Buvau tada Milane, modeliavau, Fashion Week buvau ir papuoliau jo. Iš pradžių, sako, nupirko gėrimą, sako, gerk, kažkaip susigundžiau, dar būdamas jaunas kvailas. Paskiau nuėjau į tualetą, grįžau, blackoutas, jau prabundu, žiūriu kažkokiam vipiniam tokiam pusiau kambariukiai, be marškinių visas atsakytas, ant manęs jau neužsilipus ta moteris. Iškart teko numesti, nuverčiau ir vos išėjau. Kai tik atsistojau, tai pajutau, kad kojų neina pareiti, kad per kojas kerta. Iš tikrųjų, jeigu merginos irgi tą patį pajunta, tai jos net nesupranta turbūt, kas galėjo įvykti ryte ir panašiai. Jos gali atsikelti visiškai kaip nieko nesupratusios ir toliau eiti į tos pačius klubus ir kartotis, tai gali N kartų, manau. Bet vis dėlto nesikreipėt niekur ir nei policijai pranešėt niekam? Ne, buvo per daug didelę baimę, kai ir pati save kaltinau, tai labiausiai bijojau, kad ir kiti mane kaltins, kai man pačiai atrodė, kad kam aš ėjau kažkur, kam aš rašiau, kam aš iš viso tą dieną iš namų įžengiau. Su bendra.lt rengiame publikaciją apie priekabiavimą prie merginų naktiniuose klubuose ir bandau ieškoti istorijų merginų, kurios galėtų tuo pasidalinti. Apie tokias patirtis visada sunku kalbėti. Gali būti, kad bijo būti atpažintos, bijo visuomenės pasmerkimo. Manau, labai daug prisideda net ir tai, kaip reaguojama vien į mūsų užklausas, nes buvo forumų, kur man buvo pasiūlyta pačiai nueiti į naktinį klubą, kad kas nors pagraibytų šlaunis ir aš suprasčiau, kas yra priekabiavimas. Jeigu aš noriu naktį jaustis saugus tiek nuo fizinio smurto, tiek nuo to, kad manęs neapiplėštų, neapvogtų, tai aš norėčiau jaustis saugus ir dėl to, kad nieks prie manęs nepriekabiautų arba nerodytų to dėmesio, kurio aš nenorėčiau. Tai mes paprastai saugom žmonių kūną, kai mes kalbam apie gyvybę, apie sveikatą ar ne, ten, kad nevartotų narkotikų, kad nebūtų muštinių, bet kai kalbam apie kūną kaip seksualinį objektą, apie jo neliečiamumą, tai tada kažkaip visi to nelabai supranta, kad ir tai yra žmogaus nuosavybė ir nieks be jo leidimo negali įkesintis. Savininkas dažniausiai visą priežiūrą palieka, kaip vadinamam stafui. Tai yra barmenas, baro administratorius ir apsauga. Yra didelė minė, didelė tas, tu net nepastebėsi, tu gali ir tą merginą, ko gero, gal tai nepastebės visiškai išsivest, o kur jeigu būna mažiau žmonių, tai jau automatiškai tu jau taip jau nesužaisi, vis tiek kažkas pastebės, kur gal
kad mergina visiškai be sąmonės ar dar kažką. Eik audriau, mes filmuojam čia. Ne visi žmonės yra įleidžiami į mūsų klubą. Į mūsų klubą yra neįleidžiami agresyvų žmonės, apsvaigę stipriai žmonės. Čia yra vienas mūsų barmenų, Rokas. Stengiamės sureaguoti net jeigu ir kitą kartą nesako, bet būna prie baro, matai, kad vaikinas šneka su mergina nieko neatsakinėja ir tiesiog nemalonu, tai tada prisilenki, paklausi, ar viskas tvarkoja, ar reikia, nežinau, kažkur tave palydėti, gal kažkaip, kad atsitraukti nuo to žmogaus, bandom visuomet kažkaip atkreipti dėmesį į šitą dalyką. Tai vienintelė gal tik tais tokia žinutė lankytojui būtų nepabijot kreiptis iškart, jeigu tik tais yra kažkokia problema, šnekėtis ir mes ją tam pat vietoj visada stengiamės spręsti. Mūsų kolegos stafas turėjo galimybę mokytis dar daugiau apie saugumą naktinėme gyvenime, kaip padėti žmonėm patiriantiem seksualinį priekabiavimą, kad barų owneriai patys nori, imasi iniciatyvų asmeniškai, kaip tarkim mes su Opiumu Geleri ant bangos, nes tai nėra apibrėžta jokiais įstatymais, ar ne? Tai pats darai, nes tu nori užtikrinti saugumą. Nei baro, nei naktinio klubo savininkas ar darbuotojas gali net ir nežinoti, kad kažkas užėjęs ten gali turėti ketinimų kažko pasinaudoti ir čia labai svarbu turbūt ir komunikacija infrastruktūrinė, kad mes turėtumėm ne tik žmonių žinias, bet turėtumėm ir sprendinius, kurie gali būti pakabinti, padėti arba kažkaip kitaip kūrybiškai pateikiami, kad žmonės kuo daugiau ugdytųsi saugaus elgesio. Uždaryta, bet pro langą. Ar matom kažkokius, kaip man žinoti, atvažiavus iš kito miesto ir iš užsienio, kad šitas klubas saugus? Plakatai būtų labai gera žinutė patiem galimiem priekabiautėm, kad mes rūpiname saugumu ir į bet kokį tokį elgesį nebus pažiūrėta pro pirštus. Štai mes turime plakatą, kurį norime pakabinti naktiniuose klubuose, kad paskatintume merginas patyrusias prievartą ar priekabiavimą netylėti, o pasakyti apie tai viešai. O my God, kiek žmonių. Mes nerimaujam truputėlį, man atrodo, kad gali naktiniai klubai nenorėti. Sakė, reikia parašyti iš anksto į jų puslapį. Tai mano, kad tai yra reklama, bet tai ne visai reklama. Čia yra labai gera iniciatyva, apskritai čia yra šiuo metu, apskritai čia visą laiką šita problema yra tokia gal net nežinau tabu, panelės nenori ten, kad lysti prie jų. Iš tikrųjų yra daug tokių variantų. O kaip jos pas jūs gali apsiginti, ar yra? Jūs, pavyzdžiui, kaip barmenai, žinote? Turime apsaugą, jeigu pamatome, kad nepadoriai ar šiaip netinkamai elgiasi, tai mes iš karto pranešime apsaugai, tai apsauga tikrai turi teisę ir išvaryti tos žmonės, ar šiaip, arba mes patys pasakomėm, kad jis jau čia nelaukiamas. Mes galėtume dabar pasiimti tas plakatas. Taip, barista padiskutavo su mumis, papasako, kad iš tiesų tai yra didžiulė problema, apie kurią reikia kalbėti ir dar per mažai yra kalbama. Mes turėjome jūsų dalyvavimą pas mus į plakatą, bet tiesiog šioje situacijoje neturim kur kabinti plakato. Bet susidurėt su to dalyku, kad merginos kartais nukenčia, ar ne, naktinėme gyvenime. Kažkaip nebūtinai pas jūs sakom, bet apskritai, kad... Žinoma. Ir man atrodo, kad merginos kartais tyli, nes išsigąsta ir kad galvoja, kad jos kaltos, bet gal iš tiesų nebūtinai... Taip. Ar jūs sutiktumėt kažkur jį, kad ir moterų tualete pasikabinti? Aš galiu paimti, paklausiu ir tada pakabinsiu. O kaip jūs manot, ar čia yra problema šitas dalykas? Dėmesys tavo. Klubuose naktiniuose būna visko. Čia visi žmonės praeina. Štai pakabinsiu, čia visi matys. Ką darytumėte, jeigu mergina ateina ir sako, man kažkas negerai, kažkas kabinėjasi, ten kažkoks vyras, negaliu... Pas mus apsauga dirba. Prieina viskas iš karto. Ir kaip patartumėt merginom, kurios mato, kad kažkas negerai, kad jau jos saugiai neišeis, kaip patartumėt jum elgtis? Dažniausiai būna tos merginos apsvaigusios dažniausiai. Kad nereikia suprast gal, kad čia, nes čia visi ateina pažindintis turbūt. Bet tokių smurto atvejų šiandien pasitaikė, kad vyras prieš merginą, tikrai ne.
Mergina su mergina, vyras su vyru, taip gali. Ai, labiau šitaip? Dažniausiai mergina su mergina. Taip, bet vyrai tai skiria merginas, tai pas mus nebuvo. Gerbė? Taip, nebent tarpusavėje jos gali greičiau nei su vyru, tai tikrai. Dauguma naktinio pasilinksminimo vietų plakatus priėmė ir sutiko pasikabinti. Ir kai kurie sakė, kad tikrai stengsis pasirūpinti merginomis, kurios patyrė seksualinę prievartą. O kitose pajutome nuostatą, kad merginos pačios kaltos, jeigu prie jų yra priekabiaujama. Tai manome, kad šitą nuostatą turėtų pasikeisti.